Prieš jūsų akis įspūdingiausias, dangoraižiais apraizgytas Kosta Blankos pakrantės miestas – Benidormas. Dar prieš 60 metų čia stūksojo žvejų miestelis. Benidorme šiandien rasite aukščiausią viešbutį Europoje, geriausiai vertinamus paplūdimius su smulkiu smėliu, šiltu ir skaidriu Viduržemio jūros vandeniu, unikalią panoramą, dėl kurio šis miestas lyginamas su Majamiu. Panašu, kad čia veiklos tikrai nepritrūksite. Rasite ir vandens sporto pramogų, ir atrakcionų, ir laukinės gamtos parkų. Tad miestas traukia tiek nuotykių entuziastus, tiek ir šeimas su vaikais. Benidormas – unikalus kurortinis miestas, kuriame galima įsigyti apartamentus su kerinčiais vaizdais į jūrą arba už tą pačią kainą visą vilą vos 5 minutės nuo paplūdimio keliaujant automobiliu. Šį miestą iš visų pusių supa kalnai, o tai stabdo tiek vėją, tiek ir debesis. Dėl to vietos gyventojai turi mažiausiai lietingų dienų visame regione. Užkilus arčiau kalnų, privačių vilų kvartale įsikūręs dar vienas SP Houses ofisas parodo, kad šiame rajone įmonė su Andriumi priešakyje jau pastatė virš 90 vilų. Ir šiuo metu yra aktyviai vystoma dar 40 naujų vilų projektų. Aukščiausioje vietoje, kalnų papėdėje, įsikūrusios prabangios vilos jau seniausiai turi savo šeimininkus. Tad atvykę, tikėjomės tik iš išorės pagarbiai apžiūrėti šios įspūdingus projektus, netrukdant gyventojų ramybės. Tačiau vis tik nelikome nepastebėti vieno iš jų ir buvome maloniai pakviesti užeiti į vidų. Pasigrožėti stulbinančiais miesto vaizdais, kurie atsiveria nuo abiejų dviaukščio namo terasų. Priešais turime Benidormo miesto panoramą su gražiausiais vaizdais į patį miestą ir jūrą. Sugebėjom pakelti namus šito kalno papėdės pastatyti su gražiais Infinity baseinais, iš kurių galima džiaugtis tų vaizdų, kaip ir saulėlydžių. Ir savaime, aišku, pasižiūrėkite, koks didžiulis gražus žemės sklypas su 100 metų alyvmedžių, tujos, dirbtina žolytė, kad visai būtų žalia ir neperdėtų vasarą. Tai viskas padaryti optimaliai tam, kad klientas galėtų džiaugtis, gyventi ramiai, be jokių rūpesčių. Aukščiau negu bet kuris ten tas pastatas, ir pažiūrėk, kokie gražūs vaizdai. Saulė, va tuoj leisis čia, tiesiog į vandenį. Ir žmonės va tokiam grožiai gyvena. Taip ir gyvena jie, eina savo viską matą. Oho. Dieną, vakare, ryte, fantastiniai vaizdai. Nerealu tikrai. Va, įsivaizduoja, čia svajoniai tu gyveni tiesiog. Ir tokius namus lietuviai sugeba Ispanijai pastatyti. Negali patikėti tikrai. Šakė. Vėlgi, sklypas buvo išrinktas, vėlgi, location. Tai yra vieta. Išrinktas visų pirma vieta. O ar pats sklypas buvo labai brangus? Teko jau investuoti? Visuose. Ne vieno pigaus nėra ir ko geresnė vieta, to brangiau. O kokia kaina buvo šitos vilos? Savo laiku jinai prasidavė už $1,5 milijono eurų. Šiandienos dienos kaina bus virš 2. Va tai, va tokia investicija būtų. Taip. Faktai kalba patys už save. Tai puikia investicija. Tiesiog karališkas gyvenimas. Iš vienos pusės visas miestas kaip ant delno, o iš kitos kalnas, į kurį gali užkilti tiesiai pro savo vartelius, pro kuriuos mus ir išlydėjo šios vietos šeimininkas. Siurprizai vyksta, susitikom, va čia atvažiavom, norėjom visai kitas vilas apžiūrėti, o žmogus jau gyvenantis vienoje iš tikrai fantastiškų vilų ėmė ir įsileido, sako, užeikit, dar kavos arbatos gal norit. Labai smagu. Tai rodo dar, kad žmogus patenkintas produktu. Judame tyrinėti kitų vilų. Jų čia visa galybė, kad tiesiog neįmanoma būtų sustoti prie kiekvienos. Čia belgai nusipirko. Šitą britai nusipirkė. Ir jūs prisimenat labai gerai. Dėl ko aš prisimenu, jo. Nes daug šiaip tų projektų. Jo, čia ir ispanai yra šitą namą nusipirkę. Visi gražus ir vaizdai fantastiniai. Žmonės, kai mato, patenkinti visą laiką pietų kviečia, atvažiuokit. Nes taigi, tu įsigyjo namą, žemiau negu nas, bet vaizdai tokie gražus. O čia yra dabar vykdomos statybos. Šitas toks jau parduotas, šitą šiandieną pardavim, šitą. Žmogus šiandien pasirašęs namo būsto pirkimo aktą. Ir va čia, šitą namą, šitą.
ieškau visą laiką irgi ne tik dizaino, komforto, kvadratinių metrų optimalių išplanavimo, bet ieškau ir kad būtų miegamieji ir maksimaliai su gražiausiais vaizdais. Visą laiką sukame namą taip ir orientuojam langus į tą pusę, kur bus daugiausiai saulės ir kur bus gražiausi vaizdai. Tai yra tos detalės, kurios vėlgi mes pasakytus spaudžiam, kad gauts geriau. Tokius pašilanius statysim 11 kotedžų, 3 viršui ir 8 žemiau. Ir vėlgi viršutiniai turi gražesnius vaizdus, savo parkavimo vietas, savo žemės sklypas. Ir yra viena lietuvių šeima jau įsigijo vieną namą. Po dešinę irgi visi mūsų statys namai. Jo, aš jau Po kairę, supratau. po dešinę. Architektūra graži, moderni, balta. Per kiek laiko tokie užauga dabar 12 mėnesių. pastatai? Tai 12 mėnesių ir gaunasi. Vis tiek išgaunam namą su kažkokiais vaizdais į jūrą. Pagrindinis įėjimas bus į namą šičia ir iš karto įėjus, po dešinę įėjus bus virtuvė su sala, virtuvės sala, miegamasis, vonios kambarys, sandėliukas iš karto bus padarytas, didžiulis salionas sujungtas su virtuvė. Ir kaip visą laiką ieškome to optimalaus varianto tam, kad būtų komfortas klientui. Ir jeigu matom, kad namas bus kitas šalia, tai mes langų į tą pusę nedarom. Mes langus darome į tą, nukreipiam vietą, kur yra daugiau atstumo nuo kitų pastatų ir kur yra faktas baseinas bus savo sodas, palmės, terasa, kad žmogus atsėdęs savo sofą, savo name nežiūrėtų į kaimyną. Čia va žolė, šitas žmogus įsirinko natūralią žolę, tai atvežam rulonais, jau užauginta, tai už savaitės bus viskas tvarkingai suaugę. Bet tada jam kažkas prižiūrės tą žolytę greičiausiai. Tai yra automatinis laistymas, ir atvažiuos sodininkas ir prižiūrės. Jau dabar čia 90%, čia dar mėnuo pusantro bus užbaigtas. Čia erdvus kiemas labai. Dar viduje, aišku, ten dar dirba, dažytojai, viskas. Kiemas irgi pakankamai erdvus. Irgi turi savo vaizdus į jūrą. Aišku, truputuką šitie namai trukdo, bet kai pakiliam miegamajam, visiškai nieks netrukdo. Tai čia tokia dar lauko virtuvė? Jo, čia bus lauko virtuvė. Čia bus kaip ir metalinė ten ta angliukams ar anglims ar medienai kepti ir paskui bus dar pergola, tai medinis toksai stogelis padarytas, kad truputuką pavėsiu duotų ir jaukumo jausmo. Ir čia durelės įdėsim gražiai, kad įsimatytų. Aliuminės durelės bus. Taip, įsidė pasikepti viską. O čia tas va dvigubas aukštas, fantastinis. Ne visi namai, tie namai to neturi dvigubo aukšto, bet yra priklausomai kiekvieno metražas ir skirtinga kaina ir čia padaryti labai gražu. Nes tu, kai sėdi salionė, turi tą dvigubą aukštą, tai tikrai plotas tas padeda tau jaustis kitaip geriau. Visiškai tokia laisvė. Taip, laisvė. Pamatysim dabar jau, kaip įsikūrė žmonės buvo ir jau gyveno. Jau porą metų turi įsigyti šitą namą. Ir dabar porą metų praėjo ir aišku, kaina šito namo gerokai išaugo. 30% išaugo kaina per porą metų. Ir žmogus nusprendė pakeisti į kitą miestą ir nusprendė parduoti šitą namą. Jau yra daug norinčių. Daug norinčių netgi? Oho. Jisai neturi net mėnesio namas įstatytas pardavimui, tai kad manau, kad dar mėnų nepraeis ir bus parduotas. Eina savo, čia buvo koks didžiulis kiemas atsiveria ir matosi kuo puikiausiai ir kalnai, ir jūra. Ir matome va kiti kaimynų sklypai, va čia yra dirbtina žolė, man iš tikrųjų personaliai labai patinka. Jinai visada vienodai išlieka. Čia nuskon, ir va irgi namai gražus, vienas, kitas, didžiuliai tikrai gražaus dizaino, platus, erdvus namai. O kokios kvadratūros iš viso yra toks šitas didžiulis namas? Įskaičiuojant ir rūsio plotą, tai yra 340 kvadratinių metrų vidaus ploto.
Plius žemės sklypas, va šita visa teritorija yra už nugaros, tai yra 800 kvadratinių metrų. Namas, kaip jūs dabar matot, tai žmogus tik atsivežė savo baldus, pasistatė, o visa kita, ką turime viduj, tai yra kaip ir visur, mes įdėgiam su pilna apdaila ir su aukščiausiom kokybėm, kas liečia ir plytelės, baldai, technika, protingos namų sistemos, signalizacijos, viskas pilnai įdiegta, netgi šiuo atveju tokiuose dideliuose namuose mes įdedam irgi papildomai dujų židinuką, ne dėl šilumos, dėl grožio. Dėl grožio čia viskas. Taip. O kalbant apie išmanę sistemą, tai kas į ją įeina? Kokios technologijos, kokios funkcijos? Pilna kontrolė su telefonu, nesvarbu tu ar Ispanijoje, ar užsienyje, ar savo šaly. Tai gali kontroliuoti ir žaliuzės, apšvietimą, klimato kontrolę. Taip pat kameros, kurios matai pilnai, kas vyksta tuo metu. Tai kad ir daugiau, taip pat kaip yra ir priešgaisrinės apsaugos detektoriai, kaip ir dūmus, jeigu bus netyčia kažkaip įspės tave, nebent arba jeigu netyčia buvo vandens užpylimas kažkur įvyko, irgi yra detektuoja ir persiunčia informaciją savo telefoną, kad iš karto spręstum problemą. Tai protingos spynos, kurias irgi padeda žmogui per atstumą atidaryti duris ar uždaryti ir, pavyzdžiui, leisti kaip ir valymą. Jeigu tu nori atvykti už savaitės ir nori, kad kažkas išvalytų namus ir tu nepasitikė ten palikinėt raktus, tai paprasčiausiai nusiųsi su telefonu nuorodą, valytojos firma atsidarys su tą nuorodą tuos namus, prieės per Bluetooth'ą, turės 2-3 valandas tam, kad išvalyti ir paskui namai automatiškai spyna užsidaro ir vėl ramu, saugu. Ir nereikia pačiam šeimininkui priiminėti tų žmonių kiekvieną kartą. Ir nereikia bėgioti su raktais ar kažko ieškoti, kad kažkas ten vežiotų, atidarytų, kažkas vežiotų, uždarytų. Viskas yra automatizuota. Kas dar padeda užtikrinti saugumą ir taip pat aptarnavimą tų namų, kai tu nesi fiziškai, kai tu esi labai toliau už kelių tūkstančių kilometrų? Vienintelį, ką reikia papildomai šitiems namams užsakyti, pasirašyti sutartį su baseinų valytojai, žmonėms, kurie išvalo baseiną, paruoš prižiūrės ir sodininkais, kurie ateis ten vieną kartą į mėnesį apkarpys, paruoš tos visus augalus ir žolytę šiuo atveju nupjaus, kad tu, kai atvyks, visai būtų dideliam stovėje. Daugiau nieko. Ir atrodo, kad visas rajonas be galo tvarkingas. Tai kas pačią tvarką prižiūri čia? Čia yra viena bendrija pačio rajono. Yra savivaldybei priklausomos visos gatvės, bet yra sukurta šio rajono bendrija, visų vilų bendrija, kuri prižiūri ne tik gatvių švarumą, tvarkingumą, bet ir saugumą. Kaip yra prižiūrėtojai, kurie pastoviai patruliuoja, kaip yra kameros ant gatvės išdėliotos, tai kad yra vienas iš saugiausių rajonų. Taip, kad visa tai už čia 1 600 000. Šiuo atveju. Netikėtina, labai gera kaina, man atrodo. Tokiam stovė, kaip mato šiuo atveju, su baldais, su visa įranga. Visa kokybė sudėtos yra vokiškos firmos Blum įranga, irgi yra kokybiška viskas. Šaldytuvai ir panašiai irgi bus įdiegti. Ir paslėpti, kaip man patinka. Gražiai, viską pilnai paslėpiam. Ir toliau, aišku, kas liečia virtuvės, tai prašau, dideliuose namuose reikia 2 šaldytuvų. Vienas per mažai. Tai yra pas mus irgi projektas. Didelė šeima. Ir šiuo atveju mes pradėsime gal nuo miegamojo, nuo vonios kambarių. Taip kaip matote, taip ir buvo pilnai palikta, paruošta. Ir toks erdvus miegamasis labai. 16 kvadratinių metrų. Langai dar aišku, taip labai atveria viską. Didžiuliai. Aukštos kokybės labai langai, nes jie yra labai sunkus ir pažiūrėk, kaip švelniai juda. Taip. Čia yra kokybė aukšta ir visi mūsų namai yra pridoti su energetiniu lygiu A. Yra stiklai negi su specialiomis dujomis įdiegtomis, specialiai purkštos dujos, kurios padeda papildomai nepraleisti saulės spindulių, ultravioletinių ir panašiai, ir triukšmo sustabdo. Ir ko mes nepastebėjome, tai durų aukščio. Pažiūrėkit, kokia aukščio durys. Labai aukštos. Iki pat lubų. Kiti taupo, statybininkai ir to nedaro, nebent užsakytum, damokėtum. Bet pas mūsų namų, mūsų vilų išskirtinumas būtent tokios durys irgi. Toliau, aišku, prašau, vonios kambariai. Vėlgi Hansgrohe, Villeroy Bosch, aukščiausios kokybės visos firmos. Čia sandėliukas paruoštas, kas liečia vėlgi atskirtą skalbimo kambarys. Lentynėlė susidėlios, prašau, viską turit paslėptą, kad netrukdytų miegamajam kambarį.
Oho, Vėlgi Benidormo panorama atsidaro. tikrai fantastiškas vaizdas. Geriausia dalis yra ta, kad nieko nėra priešais, niekas tau visiškai neužstoja. Taip, va čia tai yra fantastika. Ir dabar pažiūrėkit vieną dalyką. Jeigu tu norėsi va čia, gyveni, nori tą namą pažiūrėti, kažką mėgamai, irgi nematai. Taip. To mėgamai irgi nematai. Viskas išprota taip, kad būtų privatumas. Viskas yra pas mane būtent specialiai taip padaryta, kad čia langų nebus, visi į priekį. Kodėl? Kad kitas namas nežiūrėtų. Čia gyvo kino teatro žmogus pasidarė savo. Turi, aišku, ir savo didžiulį garažą. Tikrai ne vienam automobiliui. Ne. 1, 2, 3 automobiliai ramiai tilps. Ir čia važiuokite, padarėm tokį triuką. Yra mėgamasis su langu. Čia žmogus paprašė papildomai pats. Pas mane nebuvo projekte šito mėgamai, bet kadangi žmogus matė tą patalpą, jis sako, padaryk man vieną svečių kambariuką. Tai va, tai jam padarėm ir gavosi su šviesa natūralia. Nors ir garažą, bet vis tiek yra šviesos. Tai va, tą padarėm pagal užsakymą. Žmogus pasirinko ir gavo. Pasitikę tokį įspūdingą saulėlydį, jautėmės tiesiog nežemiškai. Absoliuti idilė, kurią sukūrė mūsų tautietis. Mes dar kurį laiką čia pabūsime, pasimėgausime dabarties momentu. O kitoje laidoje jau vyksime apžiūrėti kelis labai skirtingam biudžetui ir poreikiams pritaikytus daugiabučius, kuriuos SP Houses įmonė perpardavinėja. Tad iki malonaus susitikimo po Ispanijos saulę. Adios!